Sveiki, džiugu, kad esate kartu. Nukeliavome ilgą kelionę per paauglystės temas, o šiandien per padidinamąjį stiklą pažiūrėsime į informacinės technologijas. Jos sukuria daug galimybių. Bet ar tai tik pozityvi ir lengva tema? Kaip tu galvoji, Aneta? Nors informacinės technologijos iš tiesų atneša labai daug galimybių, bet kartu su galimybėm atneša ir daug iššūkių. Ir tikrai matau savo praktikoje, kiek daug bejėgiškumo kelia ši tema, ypatingai paauglių tėvam. Tikrai taip. Dažnai namuose girdim, kiek gali būti prie ekrano, ką tu veiki su ta planšete, nueik padaryk kažką normalaus, išeik į kiemą. Bet paaugliui būna labai sunku padėti planšetę ar telefoną ir norisi būti. Ką jie ten randa ir kas juos taip sužavi ir patraukia? Yra daug būdų, kaip galima bendrauti su bendramžiais, tai pavyzdžiui socialiniai tinklai, arba tie patys kompiuteriniai žaidimai, kurie tikrai ne tik žaidžia, bet jie ten labai daug bendrauja ir kartais tikrai užmezga ilgalaikės draugystės. Ekranas duoda galimybę ir patenkinti savo smalsumą, ten yra labai daug įvairios skirtingos informacijos. Ir ją gali paaugliai labai greitai gauti arba pasidalinti kažkokią informaciją. Ir ekranai tikrai atliepia daug emocinių poreikių paauglių. Nes labai dažnai paauglys nėra patenkintas ar savo kūnu, ar kažkokiais savo gebėjimais, jis labai prastai savikritiškas būna savo, o socialiniai tinklai ar kompiuteriniai žaidimai, jisai ten tikrai gali būti toks, koks jisai nori būti ir tai tikrai kartais kertasi su realybė, bet jį vis tiek patenkina tai, kad jis gali ten save susikurti. Dėl to tai irgi taip domina, taip jo žavi ir taip įtraukia. Dažnai tėvai turi nuomonę, kad internetas yra blogis ir viskas, ką paaugliai daro internete, tai ar žaidžia, bendrauja, mokosi kartais, yra nevertinga. Kokius įgūdžius lavina paaugliai, būdami internete? Tai bendravimo įgūdžius, jeigu tai yra socialiniai tinklai, ir jie tikrai gali susirašyti, kažkaip išdėstyti savo mintis, bet tai yra riboti įgūdžiai, nes susitikus gyvai yra visai kitaip, reikia būti šalia kito žmogaus, reikia priimti čia ir dabar jo kažkokias reakcijas, bet kaip taip tekstu susirašinėti, kaip reikšti mintis, jie tikrai gali ten to mokytis ir įgauti tam tikrų įgūdžių. Taip pat ir tarkim, žaisdami kompiuterinius žaidimus, jie gali lavinti ir loginį mąstymą, suvokimą, kūrybiškumą, kaip išspręsti tam tikras problemas. Taip pat, jeigu kompiuteriniuose žaidimuose jie kartu su draugais tai daro, tai jie turi ir tam tikro komandiškumo įgūdžių, turėti arba juos lavinti tam, kad pavyktų ta jų misija ten ar kažkoks žaidimas, kad jie laimėtų jį. Netgi ir tam tikri fiziniai dalykai yra mankštinami, tikrai tie paaugliai, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, jie kartais dalinasi tuo, kad jeigu aš nepažaidžiu porą dienų, mano pirštai jau nebėra tokie vikrus ir aš nebegaliu taip gerai žaisti, kaip žaidžiau prieš tai. Tai tikrai daug aspektų paliečia, ką jie lavina. Aneta, viską, ką išvardina, yra labai pozityvu ir tikrai jaučiu, tėvai džiaugtųsi, jeigu tai būtų tik tie gražūs dalykai. Bet tikrai žinom, kad slypi pavojai. Kokie tai pavojai būtų? Nepaisant to, kad išvardėjau kelis dalykus, kurie yra naudingi, bet dėja ta riba tarp to, kas yra pozityvu ir gera, ir tarp to, kas yra pavojinga ir nesaugu, yra tikrai palyginus nedidelė. Gali susiformuoti priklausomybė ir dėl to nukenčia jo socialinis laukas, socialiniai kontaktai ir tikrai tai jau prasideda rimta problema. O kokie būtų priklausomybės požymiai? Kad paauglys leidžia daug laiko prie ekranų ir tai yra jo pagrindinė veikla, pagrindinis užsiėmimas, visiškai nedomina mokykla, nedomina draugai, tai daro ir naktimis, ir dienomis, taip pat sutrinka miegas, apetitas, tai apima tarsi ir tokius fiziologinius dalykus, ir kartu socialinius, tada jau tikrai galima įtarti ir matyti, kad ta priklausomybė formuojasi.
kad jeigu paauglys mėgsta būti prie ekranų, bet jisai, jeigu mes jam pasiūlom kažkokią alternatyvą, pavyzdžiui, smagų laiko praleidimą kažkur aktyviai, arba jį draugai kviečia ir jisai mielų norų keliauja ir pasirenka kaip pirmenybę draugus arba realų gyvenimą, tai greičiausiai, kad tikrai yra įnikęs ir susidomėjęs ekranais, bet nėra dar priklausomas. Dėl to, kad panašu, kad ne ta priklausomybė jį valdo, bet realybė jį vis tiek žavi, domina ir jisai nori eiti ten, susitikti su draugais ir tikrai eina į mokyklą ir eina į kažkokius tai ten būrelius. Tai rodo, kad jis tikrai funkcionuoja ir kažkaip tie ekranai nepažeidžia jo socialinių įvairių sričių. Kitas įdomus klausimas, kur irgi dažnai užduoda paaugliai, būna, aš internete žiūriu linksmus vaizdelius juokingus, mane tai atpalaiduoja. Ar tai yra tiesa? Ar čia yra iš tikrųjų atpalaidavimo būdas? Tai aišku, kad kažkokie vaizdo įrašai, kur yra gyvūnai, nes man labai dažnai paaugliai sako, kad jie mėgsta žiūrėti, kaip katinai žaidžia, arba šunys, bet dažniau kažkodėl katinai. Tai yra pakankamai pozityvu ir tikrai kažkuriam laikui nurimti, atsipalaiduoti ar prieš kažkokį kontrolinį ar egzaminą. Tikrai toks būdas gali būti. Bet labai gaila, kai kartais nori nusiraminti labai stipriai panirdami į ekranus. Kuomet praranda laiko nuovoką, praranda kažkokį kontaktą su draugais, bendramžiais, tėvais ir toks panirimas ir toks pabėgimas nuo emocijų, nuo to nerimo tikrai nėra pozityvus, jis atvirkščiai yra neigiamas ir gali turėti pasekmių, bet toks karts nuo karto pažiūrėjimas kažkokio vaizdo įrašo su gyvūnais ir taip toks būdas atsipalaiduoti yra labai geras. Ir tikrai dabar yra jau tokių programėlių, pavyzdžiui, kaip Ramu, ten yra kvėpavimo pratimai arba įvairius klausimai, kuriuos paauglys gali atsakyti ir taip nurimti. Taigi internetas tai ne tik pavojai, bet ir daug gerų, pozityvių ir įtraukiančių veiklų, kur gali paauglys realizuoti savo poreikius, atliepti turbūt ir savo paauglystės uždavinius. Kviečiu dabar pasižiūrėti situaciją. Ką galėtum pakomentuoti? Mano mamai visuomet atrodo, kad kompiuteris yra blogis. Man pastoviai reikia slapstytis, ji nori nors šiek tiek atsipalaiduoti ar intikė kažką pažiūrėti. Gėda net draugus į svečius pasikviesti. Manau, kad mama galėtų pabandyti atsisėsti kartu prie paauglio ir paklausti, ką jis ten veikia. Pasižiūrėti, ką jis ten veikia. Galbūt jis tiesiog žaidžia ir tikrai ten turi aukštus pasiekimus tuose žaidimuose ir tikrai būtų labai svarbu mamai tai irgi pamatyti ir net gal pasidžiaugti, pagirti, o gal net paprašyti, kad jis pamokytų ją, kaip čia reikia žaisti ir pati mama pabandytų pažaisti. Bet gali būti, kad paauglys gal yra kažkokiam nesaugiam turinį ir jis kažką mato, žiūri pavojingo, smurtinio, nesaugaus. Ir tikrai tas pasižiūrėjimas būtų žymiai didesnė nauda nei atėmimas to ekrano. Ir jeigu mama jau pamatytų, kad yra kažkoks netinkamas turinys, tai irgi galėtų būti pokalbis apie tai. O pats atėmimas, jisai tik tai tokią kovą, pasipriešinimą skatina. Iš tiesų, jeigu paauglys žaidė online žaidimą kartu su bendramžiais savo ir jo atsijungimas iš žaidimo toks staigus gali lemti visos komandos pralaimėjimą. Ir tikrai tada paauglys gali sulaukti patyčių arba paauglys gali sulaukti atmetimo, kad daugiau mes tave negalim priimti į ten grupę ar į bendrą žaidimą, nes tu mums viską sugadini ir ten tavo tėvai ateina, atima ir tiesiog tu viską sugadini. Tai tikrai labai svarbu pasidomėti ir gal kartais skirti kažkiek laiko, pavyzdžiui, užbaigti žaidimą ir tada jau tikrai, kažkaip ar paimti tą priemonę, jeigu tai yra kažkokie susitarimai ir kraštutinis toks atvejis.
bet tikrai kalbėtis, nes mums atrodo, kad tas paėmimas to kompiuterio ar telefono tai yra tiesiog, taigi ten nieko svarbaus nevyksta. Bet kaip mes kalbėjom, ten jie siekia tam tikrų kartais tikslų ir jie ten tobulėja, jie ten kuria santykius, kuria komandas. Jiem vis tiek yra tai labai labai svarbu ir kažkokios tokio pagarbos arba tėvų įsiklausimo tai irgi reikėtų. Man su mama kartais būna smagu. Jei įdomu, ką aš darau, todėl ir man reikia kartais padėti jai kažką virtuvėje. Tai va, kepsim omletą. Iš tiesų, antra situacija visai kitokia ir parodo, kaip kitaip galima tokioje situacijoje elgtis, kai paauglys daug laiko leidžia prie ekranų. Žinoma, tas mamos įsitraukimas ir pasidomėjimas, ką jis veikia ir įsitraukimas netgi į tą veiklą, jis buvo tarsi inkaras vaikui užsikabinti, sukurti tokį gerą santykį, gerą ryšį ir mama pasiūlė irgi kažkokią veiklą, jau kitokią ir paauglys tarsi sekė paskui mamą. Nes mama matyt atliepė poreikius, išgirdo jį, suprato, tada žymiai atviresnis tam, ką siūlo tėvai ir tam bendram laikui. Būna situacijų, kai tėvai paima planšetę, paima telefoną, paslepia interneto kodą, kad vaikas negalėtų prisijungti ir vaiką ištinka tokia krizė arba koks nors stiprus pykčio priepuolis. Kaip tėvam reaguoti į tokias situacijas? Jeigu tai įvyksta labai netikėtai, tai yra labai normali paauglio reakcija ir jeigu jis supyksta, tai būt su jo pykčiu. Nes mes neinformavom paauglio apie tai iš anksto, natūralu, kad jis labai pyks, nes ekranai tikrai jam yra labai svarbus. Tai netgi jų tarsi kažkokia tapatybės dalis, ten yra jų dalis. Jie tikrai galima pamatyti mieste, kai vaikštom arba autobuse važiuojam, atrodo tikrai paaugliai nuolat yra šalia ekranas, nuolat yra internetas. Natūralu, kad toks netikėtas atėmimas iš jų tikrai gali jiems sukelti labai labai daug pykčio. Tai būtų svarbu aptarti tą problemą kartu su paaugliu ir tada jau numatyti, ką mes darysim, jeigu tai nesikeis. Ir jeigu tėvai pasidomėtų arba kartu pažaistų, kartu pasižiūrėtų, kas ten įdomu, kuo jis domisi, ką jis ten galbūt viešina, ką jis įskaito, tai būtų labai gera terpė ryšiui kurtis ir paauglys pamatytų, kad tėvai tikrai domisi, tėvam kažkaip svarbu tai yra. Bet kartu tas buvimas ir pasižiūrėjimas į tą paauglio ekraną ir kartu su juo ten patyrinėjimas padėtų tėvams suprasti, kokį turinį žiūri paauglys, koks turinys įdomina ir ar jis yra saugus. Ir tai irgi gera būtų geras būdas kalbėtis irgi apie saugų turinį, apie nesaugų turinį, ko vengti, kur būti atsargiam, kaip galbūt reaguoti. Tai bet kokiu atveju tai būtų naudinga, bet jeigu tėvai irgi kažkaip tai, jeigu labai taip įkyrus bus, tai paauglys nenorės, kad kažkaip tie tėvai ten žiūrėtų į tai, ką jis ten daro. Bet kartu, jeigu tėvai bus labai priešiški ir visiškai nenorės ten klausyti, ką paauglys kalba arba ką jis rodo iš ekranų, tai irgi toks paaugliui tikrai bus toks liūdesys ir nepasitenkinimas, kad atrodo tėvam nerūpi tai, kas man rūpi, arba tėvam visai neįdomu tai, kas man yra įdomu. O paaugliai, jie kažkaip, jie nori dalintis iš tiesų tais dalykais, kurie juos veža. Ir tikrai man labai dažnai tenka girdėti, kad paaugliai, jie dalinasi apie kažkokį žaidimą su tėvais ir tėvam tikrai būna labai sunku klausyti, nes jie nei žino to žaidimo, nei jiem ten yra įdomu. Bet manau, kad čia būtų labai svarbu atskirti to laiko, išklausyti ir patikėti tuo, kad ten iš tikrųjų gali būti įdomu ir kad tas paauglys įdeda daug pastangų, kad galėtų, pavyzdžiui, pereiti kažkokius ten žaidimo etapus ir pasiekti tam tikrus laimėjimus. O laimėjimai yra labai svarbu, nes ekranai atliepia daug vaiko psichologinių poreikių. Jis gali susikurti ten ir saugumą,
tam tikrą savo, jis gali ten jaustis priimtas, jis gali būti ten jaustis mylimas, jis ten gali būti jaustis svarbus, ten gali būti patenkinti jo kažkokio savirealizacijos poreikiai, sėkmės poreikis, tobulėjimo poreikis, savirealizacijos, jis visą tai gali gauti iš tikrųjų ekrane ir pakankamai greitai. Ir jeigu jo tie emociniai poreikiai nėra patenkinami realybėje, tikrai paauglys labai stipriai gali nerti į ekranus ir visus tos poreikius tenkinti būtent tenai. Aš iš paauglių savo ruoštų tikrai girdžiu apie elektroninės patyčias arba iššūkių žaidimus, kur tavęs prašo kažkokio neįtikėtino dalyko padaryti, ten iššokti pro langą. Pavyzdžiui, apie šitos pavojus, kaip susiduria, ką kalbėti ir kas čia yra. Kadangi, kuomet naudojamas informaciniam technologijom, mūsų nieks nemato, mes galim susikurti savo tapatybės, mūsų nėra taip paprasta atsekti, tai tikrai žmonės gali būti labai žiaurūs ir parašyti labai baisių dalykų arba paskleisti kažkokį irgi turinį, kad pasityčioti ar pažeminti kitą žmogų. Dar vienas pavojus, kad tiesiog yra internete turinys, kuris skatina, tarkim, paauglių savižalą. Ir tikrai ar kažkokį žalojimąsi, arba tam tikrus labai pavojingus išbandymus, kurie iš tikrųjų kelia grėsmę sveikatai, net gyvybei kartais. Tai irgi yra pavojus, kad kartais paaugliai randa tokį smurtinį ir tą smurtą provokuojantį turinį, kurios gali privesti irgi prie tokių pavojingų įsipareigojimų, veiklų ir elgesio. Iš tiesų internete yra įvairaus tipo nusikalstamų veiklų. Tai vienos yra labiau smurtinės, įvairios patyčios, kitos yra labiau, net galima pasakyti, finansinės ar kažkokio išnaudojimo. Tai viena iš tokių populiarių ganėtinai, tai yra, kuomet užmesga kažkokius santykius su draugu, tarkim, arba atrodo, kad kaip ir partneris, kažkokie romantiniai santykiai. Ir tuomet pasidalina tam tikrą informaciją asmeninę, ar kur gyvena, ar kur eina. Ir tuomet irgi tiesiog apiplėšiami arba kitais būdais, žodžiu, yra pasinaudojama tai žmonėmis dėl to, kad jie atskleidžia tam tikrą informaciją apie save. Taip pat, ką minėjom ir prieš tai laidose, tai yra sextingas, kurio irgi labai pasinaudoja nusikaltėliai, internetiniai nusikaltėliai, kad jie apsimeta, kad jie yra kiti žmonės, jie išgauna tas nuotraukas tam tikro intimaus turinio ir tada jie šantažuoja tiesiog tą žmogų, kuris yra kitame ekrano gale, kad jeigu jisai nesumokės, jeigu neperves tam tikros sumos, ta nuotrauka iškeliaus kažkur labai viešai, tiesiog ją pasidalins. Ir tas kartais šantažavimas būna labai įvairus, ne tik finansinis, bet tai gali reikalauti ir lytinių santykių tam, kad ta nuotrauka nebūtų niekur paviešinta ir tikrai įklimpsta į pavojingas manipuliacijas. Kaip paaugliui pasakyti, kad tu gali susidurti, ką su tuo daryti, kaip kontroliuoti ir ar iš vis įmanoma tai kontroliuoti? Su paaugliais labai svarbu yra tiesiog kalbėti. Mes jau žinom, kad mes vaiką tikriausiai galėtumėm paimti į rankas ir atitraukti nuo ekranų. Deja, paaugliai yra jau per dideli, kad mes galėtume juos tiesiog atitraukti arba kažkur, nuvežti, nunešti. Jie tiesiog yra jau per daug savarankiški, kad mes galėtumėm tai padaryti. Bet kaip reikėtų kalbėti, tai kaip ir apie visas kitas temas. Dalintis tai, ką mes žinom, kokie tie pavojai yra ir ar jis kažką apie tai yra girdėjęs. Dar vienas būdas, kaip galima pasiekti paauglį, tai yra netiesiai jam kažką kalbant ir pasakojant, bet tuo pačiu būdu per socialinius tinklus, tarkim. Jeigu randam kažkokį tikrai gerą, patikimą straipsnį, mes galim tą nuorodą nusiųsti paaugliui, kad jisai pats pasiskaitytų. Tai irgi gali būti toks būdas, kuris gali sužinoti truputį daugiau informacijos. Ką mums kaip tėvam reiktų žinoti ir daryti, kad galėtume užkirsti kelią priklausomybei? Labai svarbu, kad patys tėvai stebėtų save. Kiek jie naudoja ekranus, kur jie naudoja tos ekranus.
nes pagal tai, kaip tėvai juos naudoja, taip pat paaugliai stebi. Ir jeigu tėvai irgi stipriai yra įnikę ekranus ir nuolat juose, tai paauglys tikrai nesirinks kito varianto. Ir negalvos, kad tai tėvai tiek daug, tai aš truputį mažiau tada. Taip, aš esu tikrai girdėjusi, tu sėdi darbe, tu dirbi, o aš mokausi telefonę. Tai tokio tikrai yra. Labai svarbu turėti tam tikras tradicijas šeimoje, laiko be ekranų. Tai gali būti ar pietus, vakarienė, pusryčiai, kuomet ekranų nėra prie mūsų. Taip pat pasiūlyti kitas įdomias veiklas paaugliam. Ar tai gali būti būreliai, ar kažkokia tai veikla laisvalaikiu kartu su tėvais, galbūt kažkokia intensyvesnė, ekstremalesnė, pavyzdžiui, kažkokie ilgesni pasivaikščiojimai, galbūt vakariniai pasivaikščiojimai, kas patinka paprastai paaugliam, gal pramogos, kur reikia daug fizinės jėgos, ten laipiojimas kažkur, tai tikrai dabar yra daug tų galimybių, tai ir siūlyti kažkokias kitokias veiklas. Taip pat labai svarbu, tai ką sakiau, ir kalbėti apie pavojus ekranuose, taip pat stebėti laiką, kiek paauglys praleidžia. Paauglys gali praleisti iki 4 valandų per dieną, tai šitą laiką reikėtų siekti išlaikyti, kad to laiko nebūtų daugiau. Taip pat stebėti turinį ir tą turinį aptarti, pasidalinti apie tos pavojus. Svarbu būtų pasidalinti apie pavojus internete ne tada, kai paauglys jau susiduria, bet prevenciškai iki to jau tai aptarti. Tai galėtų tikrai padėti apsaugoti paauglį nuo tokio stipraus įnikimo į ekranus. Kitas labai įdomus aspektas tai naujos tendencijos, profesijų tendencijos. Dažnas paauglys nori būti youtuberiu, gameriu ar influenceriu. Paaugliai dabar labai domisi, yra labai susidomėję ir labai susižavėję šitom naujom profesijom. Jos skamba itin gerai. Tiek daug laiko galiu leisti prie ekrano ir dar dirbti ir užsidirbti. Bet tikrai tos profesijos yra labai kontroversiškos, dėl to, kad jos reikalauja labai daug buvimo ekrane ir iš esmės labai stipriai nukenčia realus gyvenimas. Ir labai svarbu, aišku, nenuvertinti, jeigu paauglys domisi tą profesiją, nesukritikuoti, nesumoralizuoti, bet labiau būti smalsiais detektyvais tėvam ir domėtis. Tai, o kas tau ten patinka, kas tave taip sužavėjo toje profesijoje? Ir kartu ieškoti ir privalumų tos profesijos, bet ir kas yra sunku tam darbe, arba kokie yra minusai tiesiog to darbo. Tai padėti paaugliui truputį kvestionuoti, bet tikrai nenuvertinti, nes jeigu mes nuvertinsim tą, tuomet jis dar labiau greičiausiai įkips į tą profesiją ir norės įrodyti, kad čia labai gerai ir tokio maišto tada su tėvais gali prasidėti ir dar labiau panirs į tą profesiją. Tai taip kartu tarsi žvelgti ir parodyti ne tik tą pozityvę dalį, bet pabandyti atsukti paaugliui ir tai, kad bet žiūrėk, yra ir kita pusė ir ką tu apie ją galvoji. Tikrai gali būti, kad tai sudėtinga, nes aš dažnai girdžiu iš tėvų, kad jiem tai yra labai sudėtinga. Jiem ekranai nepatinka, ten tie žaidimai iš vis yra neįdomu. Ir kaip mes tikrai truputį pasiaukojam, įdedam savo pastangų, savo kažkokius įsitikinimus truputį pakoreguojam ir leidžiamės, kad juos pakoreguotų, tuomet galime tikėtis to paties ir iš paauglio. Ir tikrai yra daugybė situacijų, kuomet tėvam tenka padaryti tai, kas jiem gal nelabai patinka ir nelabai įdomu. Ir galim prisiminti, gal kai mūsų paauglys dar buvo vaikas, mes jam vakarais skaitydavom knygą ir tikriausiai tai darydavom ne dėl to, kad mums tai buvo įdomu ir galbūt mums ten istorija tau buvo daug kartų girdėta, bet mes skaitom dėl to, kad turėtume ryšį su savo vaiku, kad atlieptum jo poreikius. Tai taip pat yra ir su ekranais, tai tikrai irgi gali būti toks būdas truputį pasiaukoti ir tokiu būdu gauti tą artimesnį ryšį su paaugliu ir tikėtis, kad paauglys tuomet irgi kažkiek taip pasiaukos ir gal pakoreguos savo kažkokias planus ar mintis ar įsitikinimus ir ners kartu su mumis į tam tikras veiklas.
Atrodo, kad informacinės technologijos puikiai terpia kalbėtis, pokalbiui, megzti ir kurti santykį arba stiprinti santykį su savo paaugliu. Ir tai tikrai labai prieinama priemonė, kur kiekvienas mes turim ir galim šito įrankiu naudotis. Dėkoju Jums už dėmesį, kad buvote su mumis ir žiūrėjote mūsų laidą. Nepasiklyskite interneto platybėse, atsisiųskite mūsų siūlomą užduotį, atlikite ją kartu su savo paaugliu, pasidžiaukite bendru buvimu kartu ir pasimatysime kitą kartą.